Kiekviena šeima turi savo šventų Velykų tradicijas. Domimės, kokias tradicijas puoselėja panevėžiečiai, kaip jie margina margučius ir kokias ypatingas šios šventės detalės jie akcentuoja. Kokių tradicijų turite šventoms Velykoms? Pirmiausia, penktadienį mėsos nevalgau, šeštadienį jau galima nuo 12. Daugiaugi labai laukiu, pas mane labai daug atvažiuoja, Pronakis atvažiuos. Gal bažnytėlė nueisim ir viskas. Kiaušinius dažau, antį iškepu. Pirmiausia į bažnytėlę eiti pasimelsti, taip. Paskui laukti anūkų, vaikų, padaužyti kiaušinius. Pabūti, pasėdėti, pasikalbėti, pasidžiaugti pavasariu, gerą dieną, kad visiems palinkėti sveikatos, sulaukti kitų Velykų. Žinoma, dažyti kiaušinius, prieš Velykas sutvarkyti namus, aplinką. Tai pagrindiniai dalykai tai ir nueiti į bažnyčią ir nusidažyti margučius. Bažnyčioje einam taip ir namuose. Pasipuošiam. Kaip puošiatės? Berželių šakelis, kiaušinukus pakabinam. Nieko nepasipuošiu, einu pas dukrą ir ten būna papuošta. Pirmiausia, velykinių margučių dažymas, puokščių gaminimas, bendravimas, susitikimo džiaugsmas. Kaip gaminate tas puokštes? Tai prisirenkam iš gamtos dovanų. Turim karklo žydinčio, kačiukų vadinamų, beržo. Kaip ir visi. O kokias pas jūs? Kiekvienų švenčių, žinot, tokias ir šventės. Viena būnu, viena nainu į bažnyčią, viena prasėdžia ir viskas. Susirinkti visą šeimą kartu, ridenti margučius, kas nugalės, kurios stipresni. Ir velykinė boba ant stalo turi būti. Kepu pati. Tai va. Koks receptas? Pasidalinkite. O dabar mintinai čia, žinokit, smetonos laikų. Kokiomis technikomis dažote kiaušinius? Galbūt turite kokių nors ypatingų? Neturiu tokių ypatingų kiaušinių lūkštų. Kaip išgaunate tuos labai gražius pavasariškus raštus? Kryžių priberiu, privinioju, kojų neturiu. Ne, aš nedarau dažų, nevartoju. Su svogūnų lūkštais. Galbūt dar kažkokius raštus išgaunate? Kaip juos gaunate? Dar privilioju kokių kruopų, ką nors dar kokių nors atsivežu lapelių iš sodo ar iš miško, priklijuoju. Arba taip galima priklijuoti kokią juostelę, popieriuką paskui. Aš visą laiką natūraliai kiaušinių su lūkštu, svogūnų lūkštais dažau. O kaip raštus išgaunate? Čia mano paslaptis. Pasidalink? Ne. Kiekvienas turi savo, kiekviena šeima. Žmonas dekoruoja, deda svogūnų laiškų, lupenų. Užrišam kaklaraištį ir dar kažkokią medžiagą. Nelabai žinau, kokia ten yra, bet užrišam, tada dedam verti ir viskas. Maždaug taip vyksta. Paprastai, kaip iš kaimo, tai su lūkštais svogūnų. Pagrindė. O jaunimas tai atsiveža jau, žinot, labai mandrių. Kaip išgaunate kiaušiniuose tuos raštus ypatingus, taip ir būdingus tom Velykom? Raštus tai ten su svogūnų lūkštais apvinioja, galima gomytėm, galima kokiu plonu siūlu ir gaunasi išdėlioja, ten būna margai šviesiau, žiūrint kokią lūkštą, jeigu raudonų lūkštų. Ir margai išeina gerai. Koks skirtumas yra tarp paprastų kiaušinių lūkštų ir raudonų kiaušinių lūkštų? Skirtumas yra tų tamsių, tai būna jau tamsesni ornamentai, tamsiai, bordiniai tokie. Specifiškai turbūt ne, bet tai tie tradiciniai su kiaušinių lūkštais, raudonų kopūstų, arbata rožių, ciberžalė. Kaip išgaunate tuos ypatingus raštus būtinus Velykoms? Raštus tai būtinai su augalais arba, nežinau net kaip pasakyti, tiesiog paimu laikraštį, įpilu ten dažų į laikraštį ir užvinioju ir gaunasi toks ypatingas raštas. Paprastai, žinok, su lūkštais, svogūnų, česnaku. Kaip su česnaku? Česnakas irgi dažo, žinok, lūkštai tie.
Ir raudoni svogūniukai dažo kitokios spalva. Taip. Mano anyta buvo suvalkietė, tai jos dažymo būdas buvo su vašku. Tobulai. Atrodė, kad jinai kasdien tą daro. Visokiais raštais. Kam tu esi margit? Jeigu dėl margumo, tai turiu plastikinį nusipirks pasipuoštą tokia kaip eglutė panašiai ant stalo daugiau. Taip margit, kam jos margit, vienam neapsimoka. Ten gaunas dedi lūkštą, prispaudė jį labai, kad jis prisiglaustų ir tada gaunasi tikrai, o į spalvą dedi, tai spalva ir padaro, žodžiu, tie svogūno lūkštai prilypę, duoda tokį vaizdą visą, gaunasi kaip žemėlapis kažkoks pasaulio, atrodo, žemės toks, jie gražiai išeina.